Erasmus projektas pagyvenusių žmonių socialinės įtraukties didinimas, ugdant senjorų kompetencijas sveikos mitybos srityje, sujungia Lietuvą ir Apulijos regioną Italijoje. Nuo Vilniaus iki vieno didžiausio Apulijos miesto Brindizio 1655 km, tačiau projektų dalyvių įspūdžiai, žinios, pažintys, susitikimai neišmatuojami, susipynę į daugybės nuotraukų koležą. Projekto partneriai Gyvenimo būdo medicinos asociacija Lietuvoje su Viduržemio jūros dietos fondo Italijoje atstovai susitiko ne pirmą kartą. Tačiau pirmą viešnagės dieną net negalėjo nujausti, kokių žinių ir energijos užtaisą parsiveš į Lietuvą iš šio Bato Kolne Italijos žemėlapyje esančio miesto. Vizito tikslas buvo sužinoti kiek įmanoma daugiau apie Viduržemio jūros dietos principais paremtą mitybą ir ją adaptuoti Lietuvos senjorų kasdieniam gyvenimui. Į Viduržemio jūros dietos subtilybes nėrime vynuogių ir alyvmedžių giraitėmis apsuptame Mezanije mieste, kuris pakerėjo senamiesčio eleganciją, meno gausą, mažomis amatininkų artelėmis ir be galo nuoširdžiais, svetingais žmonėmis. Kulinarinė kelionė prasidėjo nuo vyno daryklos. Dėl palankaus klimato ir derlingų dirvų Apulijos regione pagaminama daugiausiai vyno. Cantina Riforma Fondiarija vyno darykloje ragavome ne tik populiariojo Salento Rosso vyno, čia sužinojome ir apie išskirtinį Apulijoje užkandį tairali, tai pikantiški žiedo formos krekeriai, savotiški pietų Italijos bulvių traškučiai. Mezanije savivaldybėje susitikome su miesto meru, kuris pakvietė bendrų pietų ir tiesiog apstulbino italų virtuvės patiekalais. Pikantiškos brusketos, alyvogės, sūriai ir jų patiekalai, makaronai, pasta su pupų košė, jūros gėrybių gausa ir net arkliena, kuri beje Apulijoje yra kasdienis populiarus valgis. Civilizacijos muziejus ir Normanų Švabijos pilis liudijo didingą Mezanije istoriją. Čia laukia dar viena staigmena. Vieno įspūdingiausių baroko italų tapytojo Karavadžo paroda Karavadžas ir jo laikas tarp naturalizmo ir klasicizmo, įprasminanti Mezanije miestą kaip 2023 metų Apulijos kultūros sostinė. Ypatingas čia ir Cavalieri Argentiero sakralinio meno muziejus su ovaliu Dievo motinos paveikslu, taip pat buvusiame Kapucinų vienuolyne įsikūręs Kameper Mezanije komitetas tyrimams, skatinantis jaunus mokslininkus įsitraukti į sveikatos priežiūros ekosistemos gerinimą per mokslinius tyrimus švietimą. Pirmą dieną vainikavo tiesioginė projektų dalyvių diskusija televizijos studijoje Lab Creation erdvėje. Kita diena prasidėjo tikra pietų Italijos atmosfera alsuojančiame Brindizio mieste prie Adrijos jūros vadinamame Vartais į rytus. Susitikimas diskusija su medikais ir mitybos specialistais, gydytojų ir odontologų ordino būstinėje Brindizėje sulaukė gausaus žiniasklaidos susidomėjimo. Viduržemio jūros regiono dieta yra įtraukta į UNESCO nematerialaus pasaulio paveldo sąrašą. Tai įrodo šios mitybos naudą sveikatai, nes tokia mityba mažina susirgimų skaičių širdies ir kraujagyslių ligomis, Parkinsono ir Alzheimerio ligomis, taip pat vėžio atveju. Viduržemio jūros dieta turtinga alyvuogių aliejumi, viso grūdo produktais, vaisiais, riešutais, daržovėmis, žuvimi, į ją įeina ir šiek tiek vyno, tačiau mažiau mėsos ir pieno produktų. Svarbu vartoti įvairų maistą, į racioną įtraukti ir vietinius produktus, valgyti kartu su šeima ar draugais. Visa tai gali būti lengvai suderinama ir su lietuviška virtuve. Susitikimas su medikais keitė susitikimą su Brindizio meru ir miesto politikais. Brindizio savivaldybė priklausančiuose buvusiuose Asize teismo rūmuose iškilmingai stovi Via Appiaus kelio iš Romos pabaigos simbolis. Įspūdingas, autentiškas antro amžiaus romėnų kolonos fragmentas, vaizduojantis antikos dievus – Jupiterį, Neptūną, Junoną, Tritoną. O Virgilijaus laiptų viršuje tebestovi ir pati 19 metrų kolona. Iš čia atsiveria ir gražus vaizdas į 53 metrų aukščio paminklą jūreiviai. Brindizio pakraštyje vietinės vynuogės augina ir sielą gaivinantį vyną gamina Tenuti Luspada kompanija. Nuo pastato terasos atsivėrė įspūdingi vynuogynai, o šios vietos žavesį meistriškai bendroje nuotraukoje užfiksavo Andželo pagautas saulėlydis. Kelias dienas pasimėgavus italų ruoštais patiekalais atėjo laikas ir patiems užsimti jų gamybą. Tokią galimybę turėjome Viduržemio jūros regiono virtuvės aukštesniojoje mokykloje Čelije Mesapika mieste. Šviežio maisto laboratorijoje gaminome makaronus tipiškus Apulijos regionui.
Makarono orakieti forma primena mažas ausytes, bet jas pagaminti, patikėkite, kiek yra reikalų. Tikra Viduržemio jūros regiono virtuvės klasika. Per kelias dienas jau tapo tradicija susitikti su miestu, kuriame mokome sveikos itališkos virtuvės pagrindų ir pristatome lietuvišką mitybą vadovais. Toks susitikimas įvyko ir su Čelija Mesapika meru, o kultūrinę programą praplėtė tunelinės miestelio gatvelės, viduramžių kunigaikščių pilis ir nuostabi prancūzų pianistas Anne-Marie Thomas gyvai atliekama muzika po pilies skliautais. Mūsų vizito šis buvo Ostunio miestas, tikras baltasis Italijos brangakmenis. Iš čia mes kasdien pradėdavome savo kelionę po Apulijos regioną. Čia Monacelė bažnyčioje turėjome ir konferenciją Viduržemio jūros dietos nauda žmogaus sveikatai ir planetai, kurią moderavo Viduržemio jūros dietos fondo generalinis sekretorius Domeniko Rogoli ir kurioje Lietuvos delegacija sveikino Ostunio miesto vicemeras. San Vito dei Normanni mieste Caseificio Lanziloti amatininkai gamina nuostabią mozzarellą, burratą, rikotą, pampanielą, canestrato di Puglia, skamarocą ir kitus sūrius. Šiuo verslu šeima užsiema jau daugiau kaip 40 metų. Čia atsivėrė ne tik visas Apulijos sūrių skonis, bet ir visas burrato gamybos procesas. Ypatingas sūris yra kilęs būtent iš Apulijos regiono. Išvertus iš italų kalbos, burrata reiškia sviestuotas, nes sūrio paviršius yra iš mozarelos, o viduje taip pat mozzarella, tik sumaišyta su tiršta grietinėle. Gardumas neišpasakytas. Patirtis tarp skonių ir tradicijų mus ištiko ir Čisternino apylinkėse. Dar viena kulinarinė stotelė su extra virgin alyvuogių aliejaus degustacija Frontolio D'Amico gamykloje. Tai irgi šeimos verslas, kuri rado ir naujų aliejaus panaudojimo būdų. Pradėjo gaminti alyvuogių aliejaus šokoladą, paštetą, grožio linijos produktus ir netgi alų su alyvuogių lapais ir medumi. Šimtamečiai alyvmedžiai ir saulės prisigėrusios alyvuogės – tikras Apulijos auksas. Kokia Viduržemio jūros mityba be jūros gėrybių? Taranto miestas įsikūręs tarp Mar Piccolo ir Mar Grande, mažosios ir didžiosios jūrų, garsėja midijų veisyklomis. Midijos auga ant virvių lysvių po vandeniu, vėliau ištraukiamos ir džiovinamos ant stulpų. Procesas trunka nuo lapkričio iki balandžio mėnesio. Čia užaugintos juodosios midijos turi neįprastą salsvą skonį, kurį lemia Piccolo jūroje esantis vidinis gėlo vandens telkinys. Ši ypatinga ekosistema susiformavo dėl 300 požeminių gėlo vandens šaltinių. Buvo smalsu pargauti tiesiai iš jūros ištrauktų midijų, bet kolegos italai suabejojo lietuviškų skrandžio atsparumu ir patarė midijų degustacijai rinktis restoraną. Tačiau popietę mūsų laukė ypatingesnis vizitas nei į restoraną – susitikimas Lietuvos garbės konsulate Taranto mieste. Beje, su garbės konsulo Apulijos ir Bazilikos regionuose Giuseppe Saracino susipažinome jau anksčiau, plaukdami žvejų laivais ir stebėdami midijų auginimą. So, La Basilitas, welcome to everybody, and Confcommercio is the director, is the organization that is important for commercial, but also for the service and also for tourism. They are, because of this boom, they are working also in the education of the people that work in the tourism. Because it's not easy, not everybody has the possibility to know how to treat the guest, and also because it's not just the hospitality, but the hospitality with another level of hospitality, because they want that the people that work in the hotel or in the bed and breakfast or in the masseria, or they want that they tell to the tourists also the history, because the story of the products, the story of also, and also the history of the land, because you are rich of history. Before Romans, Greece, and so on. I can't talk with you. So I want to say you thank you, huge thank you, because we have the huge and very good experience through all week here in Italy, because we saw the life of Italian people from inside and had experience that we never have if we
will travel like tourists. So our organization, like Lifestyle Medical Association and our journalist union as well, we want to say thank you for all people here who we met here and for involving in this our projects about Mediterranean diet plan. So we bring home much knowledge, much information, and can adapt it in Lithuania to share experience with Thank you very much. Thank you very much. You are welcome in all the months of the year, because as you can see, we have wonderful weather. We have the direct flights from Bari, from Brindisi, from Rome, from Treviso, from Milano. So you are welcome. About you and myself, I catch the opportunity to tell you that we need to have an agreement, a marriage between your Lions Club in Cholet with our clubs in Taranto. We wait for you. Thank you very much. Thank Bye. You very much. Thank you. Thank you. Bye. Tarantas įsikūręs prie Jonijos jūros, dar vadinamas dviejų jūrų miestu. Jį kažkada įkūrė ištremti Spartos kariai. Čia jauku ir gražu. Pakrantėje nusakstyta daugybė suoliukų, palmių, skulptūrų. Kaip ir kiekvieni pietas Italijoje baigėsi desertais, taip ir mes savo kelionę pabaigėme desertu. Alberobello miesteliu, kuris absoliučiai netradicinis. Namai akmeniniai, senoviniai, truli tipo su kupoliniais stogais. Alberobello įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jis tarsi iš pasakos, nes realiai tai ir yra dangiškas miestas. Štai tokia buvo mūsų kelionė siekiant pažinti Viduržemio jūros regiono mitybą, kuri, kaip sako patys italai, yra ne tik maistas, bet ir menas, kultūra, gyvenimo filosofija. Ciao Italia, ciao Apulia!